Sakiau jau viskas, uždarom darbo temą, bet dabar ruošiuosi į darbo pokalbį. Šiaip labai netikėtai gavosi. Aš jau turėjau darbą ir man skambina. Silvija, laba diena, čia aš jums skambinu iš tokios įmonės, ar dar ieškote darbo? Ne, jau nebeieškau, jau turiu darbą, I'm good. Nu, labai gaila, jūsų tikrai CV atrodė grinai kaip tai, ko mes ieškom, labai gaila, kad neišeis pasikalbėti, tai sėkmės jums darbe. Ačiū, viskas labai šiaip klasiškai, labai įprastinis pokalbis. Padėjau ragelį ir pamiršau realiai. Per kitą pertraukėlę vėlės attraukiu telefoną, žiūriu, praleistas skambutis ir žinutė nuo to pačio numerio. Silvija, kai galėsite, perskambinkite. Nu gerai, perskambinu. Sako, sveiki, čia aš jums ką tik skambinau, čia aš ta pati personalo specialistė iš tos įmonės, kur mes čia ką tik šnekėjom. Žinau, kad jūs sakėt, kad turi darbą, bet, žinokit, aš negaliu jūsų paleisti. Labai man patiko jūsų profilis, tai yra grinai, ko mes ieškom, labai norėčiau bent jau pasišnekėti. Tikrai, aš suprantu, kad turi darbą, bet, bent jau pasišnekam. Aš tokia, tai, jeigu jau taip norit, tai pasišnekam. Pasišnekam. Ar man sunku ateiti pas jūs į pokalbį, pasišnekėti, pasižiūrėti, ką jūs man galite pasiūlyti. Pasitikslinau, aišku, darbą patį, ką jie man ten, kokia ten pozicija, apie ką čia eina kalba. Tai darbas grinai tokio, kaip aš ir ieškojau, klientų aptarnavimo specialistė. Šiaip pati įmonė tai ne ta, ten gamina kažkokius šaldymo įrenginius, ne mano produktas, bet koks skirtumas. Ar man tai gali mane sustabdyti nueiti į pokalbį? Ne. Tai gerai, einam pokalbį. Jau mes susitariam laiką, viskas, rytoj einu į pokalbį. Padėjau ragelį, skambina vėl. Bet jau kitas numeris. Atsiliepiu. Sveiki, Silvija, ar dar ieškote darbą? Ne, ačiū, jau nebeieškau, I'm good. Bet taip šiaip biškį nustebau, kad taip 2 skambučius sulaukiu. Sako, aš labai norėjau su jums pasišnekėti, čia aš jūsų būčiau būsimas vadovas, ieškau kaip tik žmogaus į savo komandą ir dabar kaip tik žiūriu jūsų CV ir man labai tinka, labai norėčiau, būtent su tokiu žmogum pasišnekėti. Ir aš tokia, skamba kažkaip girdėtai. Sakau, iš kokios jūs įmonės? Tai iš tokios ir tokios. Aš tokia, tai viskas gerai, žinokit, jūsų personalo vadovė jau suderino pokalbį. Sakau, rytoj ateisiu, tai susitiksim. Sakai, labai gerai, super, iki rytojus. Ateina tas rytojus ir aš jau ten ruošiuosi eiti. Ofisas kažkokio šiknuoja. Važiuoja vienas troleibusas per valandą. Aš jį praleidau per 3 minutės. Gerai. Tai nuvažiavau iki oro uosto ir dar 2 kilometrus ėjau pėsčiom. Nuėjau šitą pokalbį. Mane pasitiko nuostabi moteris, čia ta personalo vadovė, su kuria aš šnekėjau, labai faina, viskas labai taip jau smooth, viskas gražiai. Ir pats pokalbis šiaip labai fainas buvo, labai mes ten smagiai pašnekėjom ir taip labai nuoširdžiai ir tikrai matėsi, kad ir jie susidomėjo ir aš ten buvau įsitraukus pilnai, bet pačiu pokalbio metu pamačiau, kad ne man ta įmonė, pats darbas šiaip tikrai įdomus, bet pati įmonė. Tiesiog aš iškart pokalbio metu jau atsisakiau, kad tikrai ne man, dėl žmonių, bet pati patirtis man labai buvo faina ir po to personalo vadovė sako, Silvija, jūs čia atvažiavo su viešuoju? Sakau, jo, pusę kelio atvažiavau, kitą pusę kelio atėjau, nes tiesiog čia nieks nevažiuoja. Sako, tai gerai, viskas, aš jūs parvešiu namo. Tai mane dar namo parvežė. Tai žinokit, buvo geriausia klientų patirtis, kokią tik tai galėjau pajausti. Tai mes taip ir pasibaigėm. Ir čia buvo prieš 2 mėnesius tas pokalbis. Ir man prieš savaitę skambino dar vienas nežinomas numeris. Aš atsiliepiu. Sveiki, čia aš jums skambinu iš tokios ir tokios įmonės, aš čia ieškau žmogaus į savo komandą. Jūs kaip tik prieš porą mėnesių buvot pokalbyje su mano vyru. Iš kitos įmonės. Ir jam labai patiko. Ir jisai jūs rekomenduoja man. Ir aš tokia, ačiū, kaip smagu. Sakau, tai koks čia darbas? Pasako man apie tą darbą, jis mane visai sudomino. Tai galvoju, davai, pabandykim. Tai šiandien einu į pokalbį, dabar jau ruošiuos dažausiu, einu į pokalbį, kuris iki manęs daėjo visiškai netikėtais būdais. Tai pasižiūrėsim, kas iš to išeis ir laukite update'ų.